Bismillahirrahmanirrahim. Ir net jei jūs pateiktumėte rašto žmonėms visus įrodymus, įkalčius, eilutes, pamokas, ženklus, apreiškimus ir taip toliau, jie nesektų jūsų kyblą. Jie nesektų į kyblą kalbos maldos kryptimi ir jūs neseksite jų kyblą maldos kryptimi ir jie neseks vienas kito. Iš tiesų, jei jūs seksite jų pageidavimais po to, kai gavote žinojimą iš Alacho, tada iš tikrųjų jūs būsite iš zalimūnų, daugiadievių ir nusidėjėlių. Tie, kuriems mes davėme raštą, atpažįsta jį. Muhamedai arba Kaaba Mekoje, kaip jie atpažįsta savo sūnus. Bet iš tiesų dalis jų slepia tiesą, ją žinodami. Tai yra Muhamedo savybės, kurios yra aprašytos Toroje ir Inžylyje, Evangelijoje. Tai yra tiesa iš jūsų viešpaties, taigi nebūkite iš tų, kurie abejoja. Kiekvienai tautai yra kryptis, į kurią jie gręžiasi savo maldose. Taigi skubėkite link to, kas yra gera, bet ir kur bebūtumėte, Alachas surinks jūs kartu, prikėlimo dieną. Iš tiesų, Alachas turi galią viskam. Ir kur tik imatės maldų, gręžkite savo veidus į Al-Masjid Al-Haram pusę, Mekoje. Tai tikrai yra tiesa iš jūsų viešpaties. Ir Alachas nėra nežinantis to, ką jūs darote. Ir kur tik imatės maldų, gręžkite savo veidus į Al-Haram pusę, Mekoje. Ir kur tik jūs esate, gręžkite savo veidus link jos, kai meldžiatės, kad žmonės neturėtų prieš juos jokių įrodymų, išskyrus tuos, kurie yra nusidėjėliai. Taigi nebijokite jų, bet bijokite manęs, ir tam, kad aš užbaigčiau savo malonės jums, ir tam, kad jūs būtumėte teisingai vedami.